Kauno technologijos universiteto merginų ekipa namuose nepasipriešino Vilniaus universiteto studentėms. Visus kėlinius pralaimėjusios vidutiniškai 15 taškų skirtumų kaunietės patyrė pralaimėjimą rezultatu 42-101 ir toliau rikiuojasi turnyrinės lentelės apačioje. Vilniaus universiteto ekipa iškovojusi pirmąją pergalę žengė 5-oje turnyrinės lentelės vietoje. Kitose rungtynėse Mykolo Riomerio universiteto krepšininkės po atkaklios kovos antroje rungtynių dalyje įveikė Lietuvos kūno kultūros akademijos studentes 76-70. Vaikinų pirmojoje grupėje namuose pergalę iškovojo Klaipėdos universiteto krepšininkai. Pajūrio atstovai rezultatu 69-58 nugalėjo šiemet prastai startavusius praėjusio sezono LSKL vicečempionus Kauno technologijos universiteto studentus. Klaipėdiečiai rungtynes pradėjo užtikrintai, pirmavo 5-0, 15-1. Antrojo kėlinio viduryje KU dar pirmavo 16 taškų skirtumų 31-15, tačiau netrukus įsibėgėjo ir svečiai iš Kauno, sužaidė atkarpą 17-6 ir priartėjo iki 5 taškų 32-37. Po didžiosios pertraukos KTU klaipėdiečių persvara buvo ištirpdė iki 3 taškų 39-42, tačiau netrukus aikštės šeimininkai vėl sukruto ir iki ketvirtojo kėlinio pradžios atstatė dviženklį taškų skirtumą 54-39. Likusi rungtynių dalis buvo daugiau formalumas. Klaipėdos universitetai pergalę vedė Valentas Tarolis, pelnęs 11 taškų ir atkovojęs 10 kamuolių. Haroldas Venskus taip pat pridėjo 11 taškų, Deividas Anužis surinko 10 taškų. KTU ekipoje rezultatyviausias buvo Mindaugas Mackevičius, pelnęs 22 taškus ir atkovojęs 8 kamuolius. Artūras Pelš pridėjo 11 taškų, Kęstutis Dimitrijevas 8. Klaipėdiečiai po krepšiais atkovojo 41, o kauniečiai 29 kamuolius, tačiau aikštės šeimininkai dažniau klydo, jų sąskaitoje 26 klaidos, o KTU žaidėjai prarado 16 kamuolių. Klaipėdos komandai tai buvo trečioji pergalė per 7 mačus, o KTU sąskaitoje 5 pralaimėjimai per 7 rungtynes. Šeštąją pergalę iškovojo ir pirmoje turnyro lentelės vietoje įsitvirtino ir Mykolo Riomerio universiteto krepšininkai. Šįkart MRU atstovai namie tik po itin atkaklios ir permainingos kovos 95-84 nugalėjo pirmenybių debiutantus Vilniaus universiteto krepšininkus. Triuškinančią pergalę iškovojo daugkartiniai LSKL čempionai Vytauto didžiojo universiteto krepšininkai. Jie išvykoje 108-83 patiesė vienus šio sezono lyderių Lietuvos edukologijos universiteto studentus. Namie rungtyniavę Šiaulių universiteto krepšininkai antroje rungtynių pusėje 89-72 palaužė absoliučios LSKL outsiderės Aleksandro Stulginskio universiteto komandos pasipriešinimą. Vilniaus Gedimino technikos universiteto krepšininkai paskutinę rungtynių minutę 89-87 nugalėjo Lietuvos kūno kultūros universiteto studentus. VGTU krepšininkai vienu metu antrajame kėlinyje pirmavo net 16 taškų skirtumų 42-26, tačiau LKK žaidėjai rankų nenuleido ir kovėsi iki paskutinių minučių.